Sveiki visi, su jumis aš. Tikras lietuvis ir šį kartą čia yra antra dalis Braille Flip. Bet yra pokyčių, nes mano baras nepina, nusipirkau naują, jis jau aukštesnis. Ir čia mano gražuolis. Tai dabar būsim stritorai, ne viską pakeis. Ne, tai juokauju. Mes dabar darysim Braille Flipą tik ant stryto. Ir dabar lauksiu stoteliai, šiam 8, kad davažiuoti iki Lazdynų skate parką. Susitiksim tenai su Davidusu ir jo. Jisai, kaip sakė, bandys hilą. Tai pažiūrėsim, kaip jam seksis. O man reikia pačiam viską priprasti prie šito skūto. Nes ant flat viskas, normaliai. Bet ant rampų reikia dabar priprasti žodžiai. Jo. Taigi dabar palauksim Davidusą. Dabar laukiu autobusą. Bet po to lauksim, kol davažiuosim ir iki Lazdynų skate parką. Nes realiai su šiam 8 tiesiai prie rampą tave paleidžiu. Kaip 2 mantrus. Tai žodžiu, nieko nelaukia. Dabar susitiksim su Davidusu. Taigi, mes jau esame skate parke. Va Davidusas. Ir bandysim Braille. Antra dalis. Taigi, ten kokį darysi šitą va, ar šitą va. Tas. Davidusas ant šitą va pusės, aš ant šitos. Pirmi bandymai. Kas visai neblogai praverčia mašinas. Visiškai nesimato. Keista, kodėl.
Taigi, mum biški rampos žlyja tokia kaip dilksna, 30 gal sekundžių. Tai prie Maksimos radom Stairset ir Ležę. Tai štai mano klipai, kuriuos aš pagavau. Pagavo Davidus. Taigi, štai mano C4. Badam. O. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvau aš, tikras lietuvis. Paspaudžiam laiką, paspaudžiam subscribe mygtuką, jau reikia tik 6 žmonių, davai, mes galim. 6 žmonės ir viskas, varysim į turą. Jeigu nebus tokia nesąmonė, jeigu nebus tokie orai šaudini. Taigi, paspaudžiam like, paspaudžiam subscribe. Ačiū Davidui, kad pafilmavo tos 4 klipus. Viso gero.